Labą rytą Šalkelė. Sekmadienio rytą važiuojam į vietą ir lėksim į Motoboris trasą, kur vyko enduro varžybos paskutinis čia. Tai šiandien matysim ir daug poliarių, 3-4 poliariai yra ir kanamų. Nu ir aišku, kaip be CF silos. CF sila po to pasijungs. Ir rudetų irgi bus. Tai maloniaus žiūrėjimo ir... Ir šiandien mes randamės Motoboris trasoj, čia prie Kalvelio ir turim tikrai labai gerą trasą padirbėti su keturračiu, su enduro, tikrai yra ką veikti. Čia yra mažasis ratas ant greičio, o tenais toliau yra įvažiavimas į mišką, kur važiuoti reikia dideliu ratu. Žmonės mėgstantys sportą čia tikrai suras ką veikti, tai visų kviečiam čia, Motoboris, ir visus numerius, Instagramus ir visą kitą pamatysit apačioj. Užeinam, atvažiuojam ir tikrai gerai leidžiam laiką čia. Ir kokį laiką parodė Valerijus? 7 minutės 10. Taip, 1, 2, 3. Ir laikas nuėjo. Valeros laikas buvo 7 minutės 10 sekundžių. Dabar bus Makso laikas. Žiūrėsim, per kiek pravažiuos Maksas. Maksas tikrai gerai važiuoja. Блять, Валера, камикадзе tu! Pofik, tiesiog nuskrido ir nuvažiavo toliau. Čia jeigu nori trasos laiką sutrumpinti. Jėgų nėra jau visai. Taip, Maksas važiuoja 6 minutės. Minutė greičiau negu ta, 6:10. Taip, ir tokias mūsų mini lenktynės tęsiasi. 3 žmonės pravažiavo, dabar Gabija važiuoja, baigia savo važiavimą. Tuoj pažiūrėsim Gabijos laiką. Gabija labai arti manęs. Vat jums mergaitės, kurios žiūrit mano kanalą. Žiūrėkit, kaip mergina varo. Aš 6:27 pravažiavau, jinai 6:35. Tai kad mergaitės tikrai gali šių sportų užsiiminėti. Jeigu treniruotės norit, važiuojam į Motoboris. Taip, ir atvažiuoja Norbertas. Penkios 50. Vat, ir pirma vieta. 5:50. Taip, dabar nulėkė Odesas, pažiūrėsim, kokį laiką padarys Odes. Вообще хорошо. 6 minutės kam? 6 sekundės. Visai neblogas rezultatas, sakyčiau. Taip, ir važiuoja Aivaras su poliariu. Šeši 34, вообще geras laikas. Ir paskutinis dalyvis, irgi Odės 1000, žiūrėsim jo laiką.
Taip, ir paskutinis mūsų mini varžybų dalyvis su Odesu. Mirekas. Tuoj žiūrėsim jo laiką. Šešios 52. Odesai važiuoja po biškį. 1, 2, 3. Ir čia paskutinis mūsų dabar dalyvis su CF-u. Vienintelis CF-as nusprendė sudalyvauti, pažiūrėsim to jo laiką. Ir čia Motoboris trasos savininkas. Tai žiūrėsim, ką parodys jis. Taip, ir važiuoja Motoboris trasos savininkas 7,5 minutės su CF-u. CF Syla. 7,37. Tai vat. Ir toliau važiuosimės dabar turbūt į Pakatuškę. Gal dar pasivažinėsim šiaip savo, pažiūrėsim. Labadiena, sveikite. Jūs labai dažnai manęs klausėt, Valdemarka, kas dabar iš keturračių, kokį pirkti ir ką tu gali pasiūlyti. Yra labai gera kompanija Vemoto, kuri randasi Vilniuje. Ir mes jums galim pasiūlyti va tokius keturračius Odes. Čia yra geriausia versija Odes Mod Pro, kuri šiuo metu kainuoja 13 500 eurų. Galite taip pat paimti litrinį variantą, kuris kainuoja 1099 arba 650. Visi jie yra 2 cilindrų. Visi neblogi ir patvarūs. Kaip sakoma, čia yra kopija Kanamo. Ir perkant Mod Pro versiją, jūs dopų gaunat Aurora LED bar, Runva 3500 LBS su gervė, sustiprinta dugno apsauga, radiatoriaus iškėlimą, šnorkelius. Ir keturratis yra jau pilnai paruoštas purvynui, gerom pakatuškim, kur tikrai galėsit parodyti save ir savo jėgas. Pilnos laimės Odes motociklams trūksta tik tai šildomų rankinėlių. Bet perkant Odes motociklą Vemoto Vilniuje, jūs gausit dovanų šildomas rankinėlės nuo manęs. Šaika, visi varom į Vemoto. Šaika, po varžybų kitą dieną mes iš karto Latvijos miškuose ir Latvija kaip visada mus džiugina vandeniu. Gerai. Nothing reptile is not available at present. Please leave your message Hey, it's me. I just wanted to leave. Maksai, ką tu nori padaryti? Ai, čia uždarėjai kelią, kad kiti nevažiuotų. Muzyczko! Ir dar kartą pasikartosiu, Odes topas už savo pinigus. Vemoto Vilniuje. Viskas, baigėsi mūsų šiandien diena. Pasivažinėjom trasoj. Ir balų biškį turėjom. Kiek nufilmavau, tiek nufilmavau. Toks paprastas sekmadienis. Dabar va, gražiai visi plaunamės ir baigiam šitą dieną. Tai kad laukiu jūsų komentarų, laikų ir Šaika, nepamirškit, jeigu norit pasportuoti, Motoboris trasa tikrai jums labai tiks, nes yra ir kaip greičio ruožų, yra ir ruožų, ant kurių reikia tikrai padirbti gerai. Ačiū už dėmesį ir visiems ate.